Dėja ir vėl bus labai ilgai, todėl įspėju. Gali scrollint, bet paskui nesakyk, kad nebuvau įspėjęs. Juokauju. Kai būsi pakviestas į vestuves, sako Jėzus palyginimą, nesisėsk pirmoje vietoje, kad neatvyktų garbingesnis už tave. Ir tas, kuris jūs abu pakvietė, nesakytų tau užleisk jam vietą. Tada sugėdintas turėsi sėstis į paskutinę vietą. Ši Jėzaus palyginimo žinia yra skirta ne vien fariziejai, kurio namuose jis buvo, bet pirmiausia krikščionių bendruomeniai. Jau pirmose amžiuose tarp mokinių atsirasdavo klausimas, kas didesnis, kas svarbesnis, kas turi teisę į pirmasias vietas. Ši problema lydėjo bažnyčią visais laikais ir lydi iki dabar. Senovėje pirmosios vietos prie stalo reiškia privilegiją. Daugiau maisto, geresnius patiekalus, daugiau galimybių kalbėti, didesnę pagarbą iš kitų. Tas, kuris sėdėjo priekyje, buvo laikomas vertingesnių, protingesnių, labiau nusipelniusių. Pasaulio logika buvo aiški. Kuo aukštesnė vieta, tuo didesnis tavo prestižas. Ir šiandien mes matome tą pačią dvasią. Žmonės lipa vieni kitiems per galvas, konkuruoja dėl titulų, dėl garbės, dėl valdžios. Tai yra pasaulio dvasia. Ji užvaldo širdis, verčia žmogų matuoti save pagal kitus, kovoti dėl matomumo ir įtakos. Tačiau dar blogiau, kai ši pati pasaulio dvasia įsiskveria bei bažnyčios bendruomenės. Ji pasireiškia liturginėse suvaikose, parapijose, grupėse. Aš, kunigas, pradedu norėti, kad mane visi gerbtų, kad visi klausytų, kad būčiau gyrimas ir pagerbtas, kartais be jokių nuopelnų. Aš, kuris ilgus metus rūpinausi, nežinau, zakristyje, chorais, tvarkymu, gėlėmis, grupėmis, imu reikalauti padėkų, pripažinimo. Ir jei kas nors daro kitaip, jei kas nors drįsta patarti ar net pasakyti, kad turėčiau užleisti vietą kitam broliui ir sesiai, oi, tada mano širdie kyla piktis. Tada dažnai pamirštu, kad priklausau Kristui ir ima viešpatauti toks ego, kurį pats savyje stačiau daugelį metų. Bet kyla klausimas, ar blogai norėti daugiau, augti, siekti didesnio? Per šimtmečius buvo skelbiama, kad nuolankumas reiškia visada save menkinti, atsisakyti komplimentų, laikyti save menkesniu už kitus. Bet ar tikrai to moko Jėzus? Ar jis ragina save sunaikinti, paneigti savo vertę? Na, tikrai ne. Jėzus nori, kad būtume dideli, bet pagal kitą logiką. Tu gali būti didis, tu gali tapti geresnis, tu gali užimti aukštą vietą. Tu privalai auginti savo talentus, vystyti savo gebėjimus. Tavo gyvenimas turi būti gražus, vaisingas, spindintis. Bet ne tam, kad pasirodytum, ne tam, kad valdytum, ne tam, kad naudotumėsi kitais ir maitintumėsi jų silpnumu dėl savo tuštybės. Visa tai tam, kad tarnautum. Tarnauti yra tikroji didybė. Kai tarnauji, tampi laisvas nuo savęs. Tada visi tavo talentai tampa dovana kitiems. Imkite, naudokitės. Nes gražiau yra duoti, negu kaupti savo. Matot, nes grožis, kuris nesidalyjamas, apmiršta. Talentai, kurie nesidalyjami, virsta narcizizmu. Galia, kuri nepaverčiame tarnystę, tampa tironija. Ir tik tikrai didieji gali drąsiai pasirinkti paskutinę vietą. Nes jiems nebereikia įrodinėti savo vertės. Jie žino, kas jie yra. Tik tikrieji didieji gali užleisti savo vietą kitiems, nes jie suvokia, kad jiems priklauso viskas, visa žemė ir visas pasaulis, ne dėl to, kad jie užėmė pirmasias vietas, bet todėl, kad jie priklauso Kristui, o Kristus priklauso Dievui. Tik tas, kuris didis Dievo akyse, drįsta užimti paskutinę vietą. Ačiū ir geros dienos.